už sankcijas. Tai gėda 10%. Operacija Vesna. Ką dar melavo? VSD, jūs ten labai džiaugiatės, kad jūs ne vatnikas pagal juos. Ne, tai kalų gali, ne, sakykit, Rūta, tai čia ką reiškia džiaugtis? Aš žinau, kad taip nėra. Aš žinau, kad Nemuno aušra tokia yra. Aš žinau, kad Nemuno aušroje nėra nei vieno žmogaus, kuris yra dirbantis, veikiantis, galvojantis, mąstantis prieš valstybę. Mes visą laiką palaikome pagrindinius strateginius valstybėje reikalingus sprendimus. Nu, visą laiką, ne? Ir nuo ryto iki vakaro. 5% BVP betonai. Tai čia, jūs puikiai, aš esu laidoje, va čia sėdėjau, Rūta, mano nuomonė jūs labai puikiai žino. Tai Taip. Laimėjau kitoj vietoje, irgi kitom dalim irgi gavau pinigų, tai čia tvarkoj. Tai klausimas yra labai paprastas. Grinai, kai uždavė klausimus, sako, nu, ar yra tokių. Jis aiškiai pasakė, nėra. Ir dabar... Ne, jisai Bridikis, ne Grinai jau seniai... Jo, tai Bridikis pasakė, atsikniskit jūs nuo Nemuno aušros, nes viskas ten yra tvarko. Tai dabar bet koks konservatorius, bet kas, kur tik pasako, mes galim iškart pareiškimai į teismą, į tą šmeižtas garbės ir orumas, ne? Va, norėjau ką paklausti. Viskas. O jums nebaisu, kad pas jūs dabar... Žiūrėkit, kas daužo šitą visą valdžią? Vat pagrindinis klausimas, kas daužo? Žiūrėkit, į akį, ten nugriuvo prezidentas, bet prieš tai jam tvorą išlupo. Tokio įžulumo dar nebuvę. Pavyzdžiui, Skvernelio. Krata pas Skvernelį. Buvusi, ką tik Seimo pirmininkas nespėjo atvėsti, jau pas jį krata. Ten vien šventi žmonės. Kas puola politikus? Mano atveju, tai aš labai puikiai Jūs žinau. nebijot? Ne, tai čia bijo, čia kiekvieną dieną reikia žinoti ir viskas, kad tu... Jisai irgi sako, nieko blogo nepadariau. Nieko neleisiu. Rūta, kaip čia sakant, mes nežinom, kas kaip bus gyvenime, aš tai tą visą laiką sakau, bet kad Lietuvoje nuo 91 metų, aš anksčiau čia reikėtų šnekėti, bet jeigu 91 metais, kad GRU suformavo KGB asmenys, kurie valdo Lietuvą ir vektorius yra pajungtas į kitą pusę, tai yra taip. Tada antras yra dalykas, Rūta. Tie, kurie Lietuvai yra duotas vektorius valstybėje kelti chaosą ir valstybę Lietuvą grąžinti Rusijos glėbį, jie daro labai tvarkingai. Jūs manot, kad čia yra iš tos serijos? Va šitas čia yra smūgiai prieš lyderius politinius. Absoliučiai, čia yra GRU principas išmušti lyderius. Dar labiau, nes kadangi lyderiai užauga ir jie mato, kad gali partijas toliau laikyti ir vadovauti jom. Nes po to toksai patsukas ateina, kur nors iš Briuselio ir tą patsuką visiškai... gali paimti ir valdyti. Taip. Ta jie darė, GRU darė per KGBistus, tai 98 metais labai tvarkingai. Esmė, GRU Lietuvoje veikia Tomas, bet, pavyzdžiui, tas aš ir Nausėdai, kažkada, kai sakiau, ir kitiem, kada sukimau, jūs priimkit, nebijokit mūsų patiktą projektą dėl KGB dokumentų. No. Tai jeigu jie šiandieną visi, Saulius lieptų frakciją, sakytų frakciją, žiūrėkit, kebra, turim daryti, prezidentas išeitų, turim daryti, ten socdemai turim daryti. Aš dar kartą sakau, vyktų sprogimas, konservatorių partija, liberalų sąjūdis būtų sudaužytas. Bet žinokit, ten kiek išnešta tų dokumentų. Nesvarbu, Rūta, užtektų ten... Visiems užtektų. Patikėkit šventi žmonės. Užtektų kiek liko. Na, šventi žmonės. Ir aš galiu pasakyti, ir tada, kai tu paimtumai kokį tenais, nežinau, Petrą, ir Petras pamatytų, kad nepaėmė Kristijoną, kur kartu yra, tada sakytų, alio, Hebra, aš norėčiau papasakoti apie Kristijoną, ateik čia ant švenčių. Ir tada jūs Lietuvoje pamatytumėt, tokį sprogimą, ir čia nepriklausomybės akto signatarai, rytoj, kovo 11, nes vis tiek yra sukilimo dalyviai, jos reikia vadinti. Aš nežinau, kodėl vadina jos signatarais arba nepriklausomybės atkūrimas. Nėra atkūrimas, buvo revoliucija Lietuvoje, buvo perversmas organizuotas, buvo sukilimas. Aš jos vadinu sukilimo dalyviais. Dėl ko? Nes tik įvykus sausio 13-12 sukilimui 11 buvo atkurta nepriklausoma Lietuva. Tai kodėl mes nešnekame tikraisiais teisiniais... Jie laimėjo. Koks sukilimas? Jie laimėjo... Sukilimas, Rūta. Jie laimėjo pagal LTSR įstatymus laimėjo, paėmė valdžią. Rūta, neišgirsti. Įvyko sukilimas prieš Tarybų sąjungą. Atkuriamasis sąjūdis, sporto rūmai, kas tai yra? Tai yra tas perversmas, kurį organizavo. Oranžinė revoliucija, mėlynoji revoliucija, dar kažkas tai. Tai yra sukilimo dalyviai. Kas organizavo? Dabar prasidėjo. Apie kurį tu nori paminėti? Sąjūdį. Tai dar kartą sakau, sąjūdžio žmonės organizavo valstybės atkūrimą
Kurį jūs organizavo vadinat perversmu ką tik. perversmas, nes buvo nuversta Tarybų sąjunga, Tarybų valdžia. Jūs atsargiai su žodžiais, žinokite, šiandien labai yra akylas ir ausylas prokuroras šitas Laucius, kuris, man atrodo, konspektuoja jūs. Tai jis gali konspektuoti, ką reikia. Čia aš nei vieno blogo žodžio. Aš manau, kad mūsų lietuviai padarė... Pervertė situaciją. Čia, ponė Lauciu, jisai sako, pervertė situaciją, perversmo nepadarė. Nu, jo, čia gal taip, nes pasakys, klausyks. Tai Tai va, kaip saviš saudė, nu ne, tai čia nedingia, bet tai va, ką reikia ir šiandien dienai tie nepriklausomybės akto signatarai, tai yra tas brandolys, kur iš šiandien ateitų pasakytų, klausykit, mes dar Jie iš tų sako. pančių, ne visi sako. Nu, ten visokių. Bet jų nelabai klauso. Ką gali atėjus pasakyti Oželytė? Oželytė, tarp kitko, nacionalinis Nors jeigu muziejus... prabiltų, daug Čia pasakyti geras. galėtų. Nacionalinis muziejus pasitinka kovo 11 su komuniste, tokio pat šviežumo kaip Nausėda. Taip. Komunistė Nijolė Ir Oželytė. neeilinė komunistė. Nausėda tai buvo eilinė. Jinai buvo CK narė. CK narė. Ir su ja jinai sakys, nepriklausomybė, jai kraujuje, dar ko nors. Nijolė, pasiriškite. Papasakokite, kaip tikrai buvo, ką jūs apie save. Apie gyvenimą, apie Palangą, kelionę. Taip. Ir pas Mirza Sabajum galima būtų papasakot labai gerą istoriją. Žmonės žuvo, šiaip ar taip. Gerai, žiūrėkit. Žymus aktoriai. Taip, ten buvo reikalų. Tai ne apie kovo 11, apie kurią jūs nelabai žinote, o apie... Bet jinai sako, kad žinom. Ne, tai jinai keičia, čia rolė tokia rolė. Tai va tie žmonės, ką aš jums prieš tai sakiau, va tokie žmonės, jie keičia. Kagebistus jūs prispausite šitoj sesijai, ar ne? Mes viską esam padarę. Dabar yra viskas priklauso nuo socdemų. Tai jie savo jie tokias parašė, mes čia nacionalinių saugumų, kariuomenę ten darysim, iš 15, po to sakė, biški ten socialiniais reikalais, tai ten darbuotojų teisės pagerins. Ir dar kažkuo tai jie ten labai rūpinasi. Bet taip labai kažkaip taip baisiai skistai. nerimtai. KGB tarp tų punktų sakymų nėra. Rūta, kad žmonės tada matys, sakys, palaukit, socialdemokratai. Jie miršta. Ką jūs darot? Aš socialdemokratam esu pasakęs. Tai jie žudosi. Apribokit prekybos centrų darbą sekmadieniais, kur net kariuomenės, nežinau, dabar kažkuris iš tų specialistų pasakė, kad, sako, čia jūs bepročiai esat. Jis matys, gal žmogus, aš turiu įrašą man atsiuntė, jis matyt nežino, kad čia mano pasiūlymas. Jeigu žinotų, kad čia mano pasiūlymas, jis tikrai nebūtų ko jam davęs. Nes jisai Lenkijai, dar kažkur irgi tarnavęs, buvęs, kad jis aiškiai pasakė, žinai, kad sako, klausykit, sekmadienis, kaip gali dirbti, sako, apie ką jūs čia kalbate. Tai yra labai geras duotas, tarp kito krašto apsaugos internetiniam puslapį, tas yra interviu jo padarytas. Tai aišku, čia atsirastų smulkiam verslui. Tai tada vėlgi gražinkit jūs grynus pinigus, kur iš manęs juokės, aš jums parodysiu šeštadienį Kaziuko mugėje fenomenas griuvau iki negalumo. Tai kadangi Kaziuko mugė aš einu. Jūs buvot? Jo, aš Jūsų nemušė? Ui, ne, labai mylėjau. Pašnekėjom. Aš jums papasakos, ką aš mačiau. O aš tuo metu nuėjau į šitą Kalvarijų turgų. Ir spėkit, beveik tuščias turgus, labai gerai. Tai šitągi, ką aš prie raugintų visokio agurkų sutikau.